see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Ilgą laiką prie jos neėjau, nedirbau, nieko nedariau, stovėjau kampe. Turėjau kitų darbų, ruošiau mašiną naują Kesto. Tai neturėjau visiškai laiko, tai suderinus laiką, dažymai, lankų vežimai, prieidavau karts nuo karto, pasiremontavau sankabą, visą naują bodį realiai užsidėjau, nes buvo jau vargo matęs, nes vis tiek buvo planas vrapint. Nu, visokie atnaujinimai, suportų perinkinimai, perdažymai, ratų padažymai. Daugiau turbūt estetinio to varkymo, bet labai tas toks, labai trumpas laikas buvo, nes kokie 2-3 savaitės prieš pirmą etapą pradėjau ruoštis, tai neturėjau labai daug to laiko. Ir pirmas varžybos pas mus buvo Estijoje, gegužės mėnesį, kur turėjom estišką orą, kur snygo netgi. Jo, buvo labai šalta iš tikrųjų, turbūt, kai buvom pripratę kiekvienais metais gegužės mėnesį pradėti varžybas, būdavo jau gan šilta, galėdavai ir pamaikę vaikščioti, ten buvo labai šalta, ten buvo taip, kad sėdėdavai mašinai ir galvodavai gal susidėti šoninius langus, nes rankos šaldavo. Tai ten sekėsi nelabai kaip, bet kaip ir nenuleidom rankų, nes buvo pirmas etapas, kvalifikacijos metu sulaužiau dėžę, amžina problema su dėžėm buvo, tai sulaužiau dėžę, bet kadangi buvo kitą dieną varžybos, tai pasikeitėm, kitos dienos varžybose top 16 gavau Reinis Ozolins, pirmam važiavime, tiksliai nebeatsimenu, bet irgi buvo bėdos su sankaba, jo, nes pastrigo sankaba, žodžiu, ten pačioj dėžėje išminamasis pastrigo ir gavosi kaip slystančia sankaba, tai dėl šitos bėdos atgrojau dar chase runą, bet ten jau buvo, išardžius buvo baisu, buvo ašara, reikėjo nubraukti ir remontuoti toliau mašiną. Tada pasiremontavai ir už 2 savaičių buvo Bikirnieko trasoje pirmas Lietuvos pro etapas ir antras Baltijos. Patinka man tos greitos tos trasos, aš mėgstu mėgėjas esu, tai kvalifikacija nebuvo labai super gera, kadangi nesuper gera, tai ir porininkus iškart gauni sunkius, tai ten top 16 susitikau iškart, man atrodo, su Vasiliausku, man atrodo, susitikau jo. Tai gavom one more time, nes, ten turi viską atiduoti važiuojant su tokiu žmogum. Bet labai gera kova buvo iš tikrųjų. Jo, buvo labai nebloga kova, gavom pakartojimą, o po pakartojimo tiesiog pralaimėjau Andriui Dragą ir susiparinau. Bandžiau vytis, karpiau ir vis tiek psichologiškai buvau biškį pagriuvęs ir tiesiog savo lead run'e irgi pridariau klaidų ir teko pralaimėti. Ir po to karto pradėjom galvoti apie dėžę, kad reikia dėžės, nes mechaninė jau visas viltis mano sugadino. Ir ką, dėžė atsirado ant etapo Kačerginėje? Jo, dėžė padėjo buvusi komanda įsigyti. Tai ilgą laiką irgi dar užtrukom, kol susirinkom, nes buvo viskas labai nauja, nečiupinėta, nežiūrėta. Aš pirmą kartą gyvenime tokį dalyką čiupinėjau. Tai ten etapas irgi buvo toks, net neatsimenu kada, kiek ten kvalifikavaus, kelintas buvau? Trečias. Trečias, tai nebuvo blogas rezultatas. 8-7 taškai. Tai irgi greita trasa, viskas gerai. Pirma kova buvo, neatsimenu su kuo, bet atsimenu su kuo pralaimėjau tikrai. Ir pralaimėjau vien dėl to, kad pirmam važiavime su Alkšars važiavom ir abudu prisidarėm klaidų kaip vyrai. Gavom pakartojimą, o po pakartojimo išvažiavęs iš trasos mano generatorius pasakė ate ir gavau techninį pralaimėjimą, nes nespėjau susiremontuoti savo mašinos. Tada, kaip aš suprantu, buvo Kuršienai. Neatsimenu kelintas kvalifikacijų, bet atsimenu... Antras? Antras. Irgi gal neblogai. Bet top 8 susitikau su Vaškeliu. Ir iš tikrųjų šiaip atsimenu, kaip dabar atsimenu, visą tą dieną blogai ėjo kortą, nes jutau, kad labai nekimbo galas ir ieškojom, kas ten yra, bet paskui tik po varžybių radau, kad buvo tai amortikose problema, o pralaimėjom vien dėl to, kad iš atstumo tiesiog negalėjau Aurimo pavyti ir
O driftas jau dabar toksai sportas, kad turi atiduoti viską, kaip ypač irgi saurimu važiuojant, negali nusileisti, negali pataupyti technikos. Tada buvo kiti Kuršėnai. Kiti Kuršėnai vėl buvo saurimu, tik buvom į kitą pusę. Tada tuo momentu pavedė sankabą, jau lemiamą minutę vėl. Žodžiu, toks sezonas buvo gedimų sezonas labiau. Dar tada turėjom išvyką į Estiją Kulbilocho trasą. Jo, Kulbilochui buvo viskas gerai. Tik pats top 16, man atrodo, su Reinis vėl klaidą padariau. Tiesiog trasos pabaigoje, ten į kalną kylant labai daug gripo atsirasdavo ir aš lemiamą sekundę kažkaip per anksti persimečiau ir mes buvom prieš tai gavę vanmatavimą toj pačioj vietoj, nes jis pastabdė, o aš trenkiausi į jį. Tai gavom vanmatavimą, o po vanmatavimo aš toj vietoj vėl pamačiau, kad jis stabdosi, aš nenorėjau to pačio padaryti, tai teko atleisti gazą, atleidimo metu labai viskas sukibo, atsirado daug sukibimų ir teko pasitiesinti ir teko atiduoti pergalę jam. Techninis kliūtis grįžo Kačerginė 6 etape, kur vėl Kvala puikiai, 3 vieta, bet top 16. Ten ir tai buvo toks biškis sunkus, nes aš spėjau kvalifikuotis ant sausos dangos, o visiems didelė dauguma važiavosi ant šlapio. Ir irgi buvo toks skečų tarpas, kad jau džiovino ir dar buvo šlapia. Tai spėjo nudžiūt, kaip ir viskas gerai, gavom bandomai, suvažiavau, viskas gerai, supratau, jaučiuosi, viskas gerai, bet buvom kibesnės padangas susidėję, nes galvau, kad gausiu labiau ant šlapio pavažiuoti. Lydrano metu antram posūkį pasibaigė mano dėžė. Nežinau, bet jaučiu, kad dėžė subiro. Ir vėl techninės problemos. Dar buvo paskutinis Baltijos etapas Bikarniekuose Raganų katile. Šiaip labai patinka. Šiaip kaip trasa, kaip viena iš tų top 3 turbūt man mėgstamiausių yra. Nėra super greita, bet turbūt tie nuokalniai pakilimai, posūkiai atiduoda savo tą emociją turbūt. Ir pakariavom ten irgi vėl su dėžė, bet išvažiavau kvalifikaciją su vienu bandomoju, nes irgi pirmose važiavimuose sugedau, paskui pasiremontavom, pasiprašėm į Semi-Pro. Šiaip netaip įleido, vieną važiavimą padariau tiesiai į kvalifikaciją, tai ten neatsimenu, gal viduriuke kažkur buvau, taip, nebuvo labai bloga pozicija. Atstovėjęs ilgą laiką starte, sudegiau, atlikiau per greit, o ten į posūkis kalnas ir iš karto ant iniciacijos nuokalnė ir atvažiavau per greit, per aštriai ir pirmam posūkį tiesiog apsisukau, nors nesu ten tokia bairį iššovęs, bet turbūt per ilgą laiką emociją biškį norėjau pavaryti gerai, bet pavariau per gerai ir pirmoji kovoje gavau, kad 0, o antroji kovoje bandžiau šiaip ne taip jį gražiai paspaus, bet jis toks nelabai man buvo patogus. Ir lietokas ir kažkaip ne ten, atrodo, pasistabdydavo ir paskutiniam posūkiui sugebėjau taip durti į šoną jam, kad aš pralaimėjau, jis laimėjo, bet jis toliau nebegalėjo važiuoti, nes aš jį realiai iškikinau lauk. Mano mašina važiuojanti buvo, ten traukia, pasilankščiau bumperį ir palaužiau, bet jį išdaužiau tiek, kad jis perėjo į top 8, bet nebegalėjo važiuoti. Ir sezonas visgi buvo uždarytas aukštesnė nata, tai buvo turbūt geriausias momentas, tai tautų varžybos. Ja, Graikijai buvo toks labai greitas apsisprendimas, toks tiesiog net neplanavau važiuoti. Gavau pasiūlymą, kad reikia nuvaryti autobusą. Paskui išsiaiškinus, kad autobusas važiuos tušęs, iš vis ta prasme be priekabos. Paklausiau, gal galėčiau prisikabinti savo mašiną. Gavau lydimą ir pasinaudau tom. Tai išlėkiau, smagu, viskas šilta, daug dienų treniruočių ir lemiamą minutę. Pirmam kvalos važiavimo dėžė sulūžo. Bet susitvarkėm, šiaip ne taip, aišku, ten biškai buvo sunkiau, nes negali kvalifikacijos metu nei mašinų keisti, nei remontuoti, tai į pačias varžybas nespėjau, susitvarkiau mašiną, sekančią dieną, varžybų dieną dirbau kitus darbus, nevažiavau, pailsėjau, o sekančią dieną jau nacionalinėse varžybose padalyvavau, leido man padalyvauti, iškovojom 3. vietą tarp šalių.
Girdėjau jau iš anksčiau tokių gandų, bet nebuvom iki galo nieko susitarę, susišnekėję. Vienas kitas Drifthappens komandos narys pakalbėdavom apie tai, bet Sandra nieko nebuvom šnekėję. Aš kaip ir toks, kaip ir ten gerai, bet kaip ir čia gerai, nežinau, toks vis tiek, turbūt gal šio sezono tie visi nuopuoliai gal mane pastumėjo, pasvėriau, kas yra svarbiau. Smagu buvo ir kitoj komandai, viskas gerai, tik tais gal per daug savęs atidaviau ten ir savo rezultatą labai sugadinau ir nusprendžiau čia pereiti. Gavau pasiūlymą kitur važiuoti, Europai, kadangi važiuoju jau nemažai metų, niekur toli nesu išvažiavęs, apartva pirmas kartas Graikijos, mano mašina toliau nėra išvažiavus iš Baltijos šalių. Planuoju važiuoti Europoje, pasiruošiau mašiną maksimaliai. Aš taip tikiuosi, pasikeičiau ir dėžę į naują, ir visus techninius mazgus, važiuoklės. Realiai galiu pasakyti, kad kiekvieną varžtą turbūt persukau, patikrinau, finger cross. Tikiuosi, kad spausim gazą, nereikės gulėti. Ir linkėjimai Šarui. Su praėjusiu gimtadieniu. Hold on, before you start the next record. Take me to a commercial. All right, you got it.